Dažnai mes ieškome kaltų dėl visko. Mano gyvenimas toks, nes aš kentėjau, nes kažko trūko, nes kiti man padarė tą ar aną. Tačiau šiandien Jėzus sako, laikas išsipildė. Gana gyventi įkalintiems nuodėmėje, kuri mūsų iškreipia. Gana tikėti senais ir supuvusiais pasaulio žodžiais. Jėzus ateina į mūsų pajūrį, į mūsų kasdienybę ir sako: atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Tikėti Evangeliją reiškia priimti naują gyvenimą. Tai reiškia palikti tai, kas mus tolina nuo Dievo. Ir tai įvyksta akimirksniu. Mokiniai viską paliko tuoj pat. Valtį, tinklus, darbą, net santykius, kurie juos laikė pririštus. Atsivertimas yra sprendimas. Tai krypties pakeitimas dabar, ne į kai bus laiko, ne į kada nors. Nuodėmė akimirka atrodo maloniai, todėl ir pavergia. Bet jį griauna, akina ir iškreipia. Evangelija nieko nekaltina. Ji rodo: tas, kuris turi pasikeisti, esi tu. Didysis pasikeitimas prasideda mūsų viduje. Dabar, nes mes priklausome Dievui. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją.